Šiaurinis laivas turėtų griūti. Jis tikras čia, matai? Jisai plaukiantis. Ne muziejus. Laivo nebūna. Va, tu rankos neišsakė. Atsilenka ekraniuką ranką. Perskil. Kaip čia parodyk savo roželę. Galą pamok. Roželę. Tavo rankos žiūri mažai lankščios. Mano tik tai kojas lankščios. Rankos nesilankščios. Jo, rankos to nesilankščios. Kojas tau tai lankščios gerai. Medinis. Medinis. O, čia bus pilis, o. Reikėtų kokį sykį tokį įeit girdi, pažiūrėti, kas čia per saunai. 5 svarai. Tai yra 5 eurai. Čia Waterfordas. Geras toksai. Traukinukai vaikams. Geras prie tokio namo, tokia pilis, ne? Čia yra sena namo siena buvo. Garda. Spalva graži. Kas čia? Parduotuvė kokia didelė graži. Įlankas tą smuką. Čia reikia dešį. Akmenuką auga kažkokie. Ir iš kostos, ne? A? Bandam čia į centrą važiuoti. Tai čia gerai valtis girdi įsivežti vandenį, ne? Geriau krabą einam, aišku. O čia žiūrėk, bangos muša. Matai, kad padarytas kablys, kad atsimuštų, kad bangos netaškytųsi. Jau čia didelį būna audros. Kaip antai žiūrėk, ant skardžio namai stovi. Šituriai 3. Einam, kokį kabakėlį paieškosim. Čia grinai kurortinis kaimalis.
Taip išpuvė dantis dar tos saldainius šiek tiek. Mano dantis visi sveiki. Tau tik koja sveika. Žinai, blėt, mane bėsi tas savo aparatas jau visai. Nebesijungi, prisartinai, nu. Tos, blėt, šūdas. Nu kas to vyra? Eina, načiu. Kur tu- Rankos nerodo tos. Nu, Spaus, nespaudė, su... Ką čia jūra? Nu, pristabdyk, jeigu tau blogai. Tačiau tai yra keliukas. Skardžiai. O, kokia suola. Tai dabar dar anksti, man atrodo, jau bus ir vėliau. Štelę pasižvalgyti. Kokie keliai. Atgal? Klaidas. Aš manau vis tiek nuves. Čia gražus vaizdas. Per krūmus smartą prie jūrą išvysi. Kiek daug jie turi jūros, ne? Akis. Nelakstykai, čia kalnas, kalnai. Atsikirti, kad Laikykis. Nu, kopūstų mama nenori? Salotų padarysime, nes prie dešros kaip tik salotų trūksta. Davai, eik dešai. Tai butelį traukiam 10. Nieko mes čia netrauksim. Yra senas virtuvės, senas suolas, viskas labai gražu. Kažkokie urvai, griuvėsiai. Kaip medžiai vėja nugairinti, matai, kaip nudrošti. Čia reiškia, vėjukai jau čia eina, kad Štai dar tokios akmeninės sienos. bet kokie čia skardžiai faini vaikščioti, čia vaikams karstyti, žinai, išdykauti. Geras vėl.
Kaip supras minkštą? Tai jinai čia priaugus tokių. Bet tas, tai tokie skardžiai, skardžių karvės ganosi savo. Kaip čia vasara gražu. Bet tarp tokių uolų nueit greitai ten pasimaudyti, ne kažin kas jau čia būtų. Į apačią nusileisti. Gyvena, matai kažkoks grafas. Jį nevyksta. Vėl kažkas nuspaustas, visą laiką kažkoks nušliaušis. Jis pats negali. Tas voras biškių stoja, ne, kad būtų mašina aukštesnė. Pasidarysiu kultūristą ant rankų. Tai kamerą laikyti. Griuvėsiu daug, žiūrėk. Važiuoju ilsėtis. Per vasarą, žinai. Sakyti pat jūra, viskas vanduo, savo ir gyvena. Kvartalas. O iš kur tos namukus veža. Tenas ant teliką įvesti, viskas. Vasarą čia su turistais gal yra ką užsiimti. Stumai dalam, aš kad namas, sodybas. O pas mus kažkaip kaimais susikoncentravę, ne? Taip, važiuoja kaimus, o čia vat, va, važiuoja kaip kaimo gėlė. Namas visio. Toliau vėl sodybai visio. Visi tvarkingi namai. Žiūrėti, apleistų nėra taip daug. Ir ten žiūrėk debesis jau liečia kalnus beveik, tai? Aukštokį jau tie? Baig, čia per teliką kraipysius paskiau visai. Pauzuokit, prašom. Pauzuokit. Jeigu aš pradėsiu pauzuoti, kas vairuos? Pati mašina. Pavalgy, matai, iškart linksmėsi. Tu kaip Lukas, žinai, tau saldainį prasi jau tavo. Ne. Gal nesupakuosiu. Pusę valandą ten atseit galim. Galim ratuką apeiti, ne? Bėga. Korkas. Korkė. Nu ir kiek? 11 eurų ant tai kilogramą matau. 11 eurų? Nu. Nu, nematai, 11 eurų kilogramą. Kalakutiena. Dar kalakutiena. Tai pas mus viskas supasuota yra. Tai jo. Ne, tu galvoji, pigiau bus. Einam į tą pusę gal. Šiaip toks spalvingas tas korkas, ne toks?
kokias vidinės pusės negražios, matai namų. Gatvinė tai gražiau, vidinė kokia bjauri. Nu, eisime į centrą. Ką? Čia toks tas kvartalėlis ir yra jisai. Žaidimų. Žaislų parduotuvė. Vaikų džiaugsmas. Diesel firminė krautuvykė. Kur? Nematai, aš tą. Kurią pusę dar einam? Kebabai. Jis ant ausų nešiojasi, jis ausinės, matai. O kodėl, pažiūrėjau? Bet čia šilta girdi taip. Žiūrė. Ramiai, aišku. Šok man, aš tave gaudysiu. O kiek kūrus kopūstų?
brangiai mokam už šūdą, kaip sakė. Koks šiudas. Šviesą uždėk, nesimato nieko. Ką tu čia darai, čia paprastai. Judu čia su Gena, bet dviesi gyvenate, ne? Čia. Nu, su Vitalijum, tu visą šeimą. Ai, dar Vitalijus. Ir visą antrą aukštą valdot viską. Koks antras aukštas, Rimai, ten du kambariai. Tuoj parodys man. Bet fainai, visai gražiai. Vat kaip vėsų čia girdi. Vėsų, nes... Mano žmona sušals čia, žinok. Mes įjungsim. Labai fainai. Jinai mašinai šalą, supranti, tai čia. Fainai paprastai. Matai, kaip fainai gyvena gražiai. Gražiai viskas. O čia balkonas užrakintas. Ne mūsų, o koks vaizdas, čia yra labai, žinokit, gražus vaizdas. Rakink, rodyk. Ten va bažnyčia viena. Tu rodyk. Kalna yra. Čia yra jūsų. Turis nerakintos, matai, šitas keliukas. Tai čia kažkas stato kažkas, ne? Spoksu visi, ne? Kada mes anksčiau nuomojom, ne, jis negeras, aš žinai šeimininkas, bet anksčiau kur nuomojom, tai ten šeimininkų nematydavau už. Aš jūsų šildymus, kad net šalta. Tai nieko nėra. Bet tai čia jūs elektrą? Pasikuosim žydinį palaukti. Elektrą šildat? Nu, negamu iš gali nefilmuoti. Vesk tik tais. Ateikit, aš parodysiu jūsų kambarį. Vesk. Čia tik Vitalijų. Šviesą uždėk čia iškart. Ne, Ryba, žiūrėk, škudurai. Užvesk. Neslapstyk, viską mačiau, bardakas. Čia ne mano kambarys. Bet čia girdi gerai gyvena, nu, pažiūrėk. Nu, ko jūs nori? Vitalijos kambarys, pažiūrėk, o tas vaizdelis, čia jūsų kambarys. Čia mūsų, ne Vitalijos. O Vitalijos kambarys? Jis apačioj pamiego šią naktą, paskui jau jūs čia, jeigu pasiliekat, kiek jūs norit. Prašom, būkit kiek norit. Nebus kas veikti. Nebus kas veikti. O čia jūsų? Čia mūsų. Aha. Nu, irgi maišai, pas mane visokie. Jis taip nuomojamas su visais baldukais, ne toksai, ne? Jo. O šildot elektrą? Šildoma elektra yra labai, tarp kitko, brangu. O turi susimokėti atskirai? Atskirai. O rūpus miltai? Tai ir labai pabrango dabar. Už elektrą atskirai, už šiukšlės atskirai. Nu, į kas nors pabrango viskas, žinok, jis irgi Lietuvoje. Viskas, jau, nu, pataš. Nu, viskas liuksta. Nu, biškai galima atsipalaiduoti. Aišku. Nu, bet kaip man, kaip aš būčiau pasiruošus? Ką tu nori ruoštis? Prieš ką tu čia ruošiasi, girdite? Bet vis tiek jau, jeigu taip kainuoja. Tuliką parodė, kur tulikas? Tulikai yra du. Nu. Vidų yra vonė su O tuliku. kur yra? Ir vienas šičia yra. Čia yra toks laukinis. Čia toks svečių. Svečių? Man kaip iki tulikai reiktų. Visus kraštus dabar nuvarysiu. Fainai. Fainai? Bet labai mažyčiai, pasitokie namai yra. Užtenka. Ko tu nori? Ko tu nori? Tai Čia pasėdėt gali. rūmai, jūs tai rūmus turite. Kokie rūmai? Kiek pasismėgamų yra. Bet blogai, žinok. Ne tas skirtumas, sakai, yra skirtumas savi rūmai. Kokie jie bebūtų, bet jie savi, žinai. Vat kas yra. Savi, tai čia nieko. Nu, savi. O ką tenais jie tokie aptežę ar dideli, tai Pirktumai tik parduoti. čia neįpirktum jaučiat. Jie yra labai brangus. Labai. Kokie 300 000 mažiausiai jau. Daugiau. Daugiau jau dar prašyti? Kadangi šį yra centras. A, Kai tik aš einu į darbą, lyda 3 minutės. Taip, to patogu. Čia yra centras, čia yra brangu. Faina, šašlykus Tu neįsivaizduoji, kaip mano mama norės pasisekavyti. Jėzus Marija. Kas Jėzus Marija? Nu, nenori. Pasisekavyti. Nieko nekalbu. Čia Aldutė mums daro, reiškia, vakarienę dabar. Kalmaras. O kalmarai pagauti Genadijaus, ne? O Genadijus išvažiavo naujų kalmaro gaudyti. Tai krevečių prigaudavo. Ai, krevečių prigauti. O gal turi kokių šaldytų krevečių? O neturiu. O būtų nupirkus ir česnakėlių padaryti. Ne, nupirkus nesiskaito, aš noriu Genadijaus krevečių. Genadijus ne, šį kartą nepagavo. Šįkart nepagavo. Bet būna tokiais didelės migdė, ne tas krevetės. Nu. Geras. Jo, tokios didelės. Pas mus tai mažylikės. Tai ką dabar veikti vieną pačią, tai vaikai išvažiavo, vyra nėra. Taip ir seniau. Tai dabar su mumis susims, matai? Dabar su jumis Nu, susijiau. Kai buvo nukėlis, tai man šešis yra kas veikti. Tada aš imu vežimą šitą per visus kalnus svorį. Na, tu labai aš aktyviai po 4 valandas su jom aš atostogas buvau paėmus. Reikia. Nu, o tai... A tai kaip buvo Julė atvažiavusi, ne? Einu į baseiną, bet jau dabar nebuvau gal... Nes aš esu moku pinigus. O kaimynės draugės kokias? A? Kaimynės draugės turi kokias? Oi, aš turiu draugį, vakar čia atgėriau vyną, buvau išėjus iš namų. Aš turiu draugį. Turiu? Dar kiek? O jeigu nori turėti, čia yra pilna, lietuvių yra daug. Jo. Čia yra Mes daug Korkį irgi matėm lietuvių. Visus čia pažįstu, jaunus, senus. Nenoriu net aš visų pasirinkti, bet... Nelabai geri gal. Neblogi žmonės, jie čia kur, žinok, suvienyje. Visi susivienyje kažkaip geriai. Ai, susivienyje, ne? Jo.
Bet tai čia tokiam kincėlė, tokiam mažam kaimelį, didesniam galbūt ne jau. Aš tau galiu pasakyti, čia yra pliusas, aš iš pradžių Nu, mažesniam kitaip. Yra, kaip bendruomenė, vis tiek jau žmonės yra artimesni ir mes darom ir balius taip pat, tą pakviesi, tą, o kaip to nepakviesi? Nu visokius, žinai. Taip. Ir į mes vakaris esu patekus bobutę. Jo, mes palauk, su Rymis ten šnekėjo, viena buvo tokia irgi sudygęs iš, ten, kur tau sakė, kur į Kinseilą, sakai, važiuoja ten, vyrui. Kokiam? Nu, kur tu klausai žemėlapį ten, kur buvo. Ai, anglą klausiu pakeliui, taip šnekėjau, žinai, tai sako, o, čia žinau. Ne, su anglu šnekėjau. Ne su anglu, su airiu, jisai bet angliškai šnekėjo, tai. Sako, važiuoju į Kinseilą pas giminaičius. O, sako, tai geras miestelis, sako, žinau tenais. Sako, mano kaimynai, sako, Latvijai, žinai, Latvijai ir geri žmonės, sako, yra, sako, aš turiu kaimynus Latvijos, sako, labai gerai sugyvenom. Tai čia geras sutikote. Su Mersu. Mersą plauna vidurį gatvės pasidėjęs iš kuduriukais su Vilniamu. Čia net... Mūsų irgi kaimynas, tas mūsų, kaip čia vadinasi, šeimininkas irgi žiūriu, mašinos savo čia plauna Lietuvoje kažkaip, nežinau, gal. Čia skaitus gamtą terši, bet taip aišku savo kieme geriausiai plauti. Skaniai pakvipo girdi. O čia labai bus skanu. Tai tu jas paskrūdink biškį. Mam, priėsim ir eisim ristis. Eisim pasivaikščioti. Ja, bet matai, sako, rytoj lietaus bus. Mes tokį orą atsivežėm, žinok, tas pirmas 2 dienas. Nu taip, man ir Antradienį vakare po Dubliną išnaklinėjom iki 11, į pabą nuėjom, alaus išgėrėm. Faina, vakare naktis jau sutemė, supranti. Bet gražios vietos, Nu, žinok, yra. paskiau- tiesa, patiko Airija. Va čia Airijoje tos Čia, tai mes važiavom, žinai, kur net autostrado, o pajūriu. Pajūriu, tais kalniukais mes dėjom. Gražus vaizdai, žinok. labai. Ten tos skardžius tokius, žinai, žiūrėjom, prifilmavom, jau 2 stutės išvarėm. Aš kažkodėl va įsivaizdavau va tokie namai, kad va čia bus, bet va čia žiūri, čia visai kitaip. Mes buvom Newgrange nuvažiavę, tas, žinai, Newgrange, ten tas kapas, ten, ne kapas, kas ten toksai, ten po žemė tenais, už Dubliną į šiaurę, į Belfastą pusę. Nežinai tokią? Čia baisiausia vieta atseit, ten Airija, žinai, super. Bet mums tai taip, šiaip savo, Čia žinai. užėjome į Korko turgų pažiūrėti, mėsa brangi. Po Korką pasivaikščiau. Nu, kodėl viščių kažkaip buvo €70? €70, sparniukai. Vištiena yra pigi, žuvis yra brangi, jautiena yra labai brangi. Aha. Jautiena yra, bet ir tai, malta jau yra pigesnė, čia, aš nežinau kaip Lietuvoje, bet... Pas mus irgi mėsa pabrango labai. Nu čia... Aplamai viskas pabrango pas mus irgi. Bet ne taip masiškai. O girdi, kaip tu tą būtą išnuomavai, ne? Sakei, išnuomavai. Jo. Visas pilnai tu? Ar Vienas vienas? pilnai išnuomotas. Pilnai. Bet Vitalijus dabar, kai buvo nuvažiavęs, jis norėjo susisiekti su tą moterim, jinai ten sirgo, kažkodėl tai nenorėjo jo matyti, nenorėjo įsileisti. Eik tu. Jo, kažkas tai tenai, žinai. Bet aš ko gero pavasarį gausiu savaitę atostogų, aš tiesiog važiuosiu, man reikia pažiūrėti, O- tai A ten ten padarė, kokio amžiaus pažiūrėti, moteris čia visai dirba? parodo man, ką Kokio amžiaus moteris? Jinai remontą darė, ne? Jo, Man tas, kur veža tas... O tą remonto pinigus tai tau užskaitys kažkaip, ne? Iš... mes esam sutarę sumą, jinai turi man palikti čekius, mes atsisėsim, suskaičiuosim. Kiek jinai įdėjo, reiškia? Jo, ir daugiau aš jos nebeprašysiu, jau patvarkė vis tiek dujinę O kokio pastatė. amžiaus vyresnė? Graži labai moteris. Ji viena pati? Su dukra, mergaitė kokia mokyklinė amžiaus, supratau, ten pat mokykla, labai abi gražas, aukštas, šviesia plaukės. Jo. Nu ten suma, bet suma sutarėte, ne? Kad neišpūstų ten. Paskiau to sakys, mes 100 000 ten įdėjom, žinai. Baigtų, ne, tai už metus daugiau jinai neįdės ir jinai, matai, gal jinai neįdėjo tiek, kiek neįdėjo, jinai nenorėjo jam rodyti. Nesupranti, man tas, kur vežda grūšį. Ne, tai jokia skirtumo, tu nieko- Labai remontas vyksta ten. Tu nieko nepraruošė, taip, tau vis tiek padarė, nu, tau padarė. Ką jinai padarė? Vamzdžius pakeitė. Nu, ko tu nori? Vonė jau nauja. Nu, ko tu nori? Dujinę Ten pastatė. reikia Tai liuks. Kriauklės. Pradažė grindis, pradažė duris, kaip aš supratau, Julės mama matė. Kas dar svarbu, langai padaryti. Aha, nu. Duris aš pati pastačiau. Nu, Jau tas tas dabar duris normalus, yra. tas būtas yra. Jo. Jau čia palaukti mano jau... Bet tai gerai, tai klausyk, tai tu nežadi grįžti, tau bus kaip pensijos tas strachovanija kokia, žinai. Kiek tenai sutarė? Gali Vitalijus, jeigu nori, Julė. Ar metams sutarė? Iki metų. Metams. Mes žodiniai čia. Žodžiu, jinai kaip nuo spalio 1 aš jau jinai pradėjau skaityti, nes aš jau... Aš palikau. Bet čia sutarti žodžiu? Žodžiu. Nu, geras, kaip gerai jūs, drąsiai. O O kaip? popieriukus reikia rašyti. O ką jis man gali padaryti? A ką žinau? Mes pasirašom tokius sodriškus. Pasirašyti virš. Kažkokius tai. Ne, tai ne kažkokius reikia rašyti. Dabar laikais daug visokių O ką jinai man įrodys? Nu, visokių sukčių yra. Aš neįmano, ką jinai man? Nu, Kad gyveno parodys nuo dokumentą. Sukčių yra visokių. Gal ir nieko, jo, gal. Šiaip tai aš jau tokia atveju pasirašinėčiau popieriukus. Nebebuvo, kada aš ją atradau paskutinį
Šį vakarą atradau. Rytoj išskrenda. Malačius. Jo, tai buvo. Ne, tai tu galėjai sakyti, būtum ieškoję, būtum paskelbę, darę kažką, čia nėra problemos. Ne, bet man, aš skaitau įmonę. Bet jeigu pati radai, tai pat ir gerai. Man yra gerai tom, kad jinai kažką padarys. Man reikalinga ten, nes ten patydama. Mat. Ei, tu ten reikėjo, ką tu? Man nesmagu ten. Ten jau negali niekas Išjung, užtenka. Šitai bijau jau žiūrėti tenai. Dar palapau, dar 3 dienas į priekį dar žiūrėsiu. Nu geriau, nu dabar išjung dabar. Nu gerai. Katras vaikas tai Aldutė panašus, jūs mamas. Aldutė, katras vaikas tai panašus, jūs mamas atvyko. Abu Girdėjimai, nu jau šiandien tai tikrai. Nereikia, prašom, aš nevėjau vis tiek. Žinai, fotografuoja, kai išveikia. O kur šį čia? Su kom čia? Pamašas žaliausias. Žiūrėk, nenaudojama. Nu taip, pamesta. Žalia, visi buvo kerpit baigė. Kodėl žaliuoja? Kaip namas. Nu, jau turi mintinai žinoti, kad vėlės man atrodo. Man tokios krantinės va patinka tenais, kur. Kaimo. Vanduo gražiai žalias. Čia mes irgi ėjome šitą pastatą pokalbį ir kažkas čia yra. Taip, namus jo. Čia tas tipo, kur namus galvoja, kad jums pastatys, ne? Tai mano svajonė kalnas. Aš patėtų. Tiek esi snieg. A tu čia man aiškini? A ku čia stovi dabar, išmaldos prašysi dabar, ar ko? Šutink. Ne, čia kažkoks turistinis tas laidukas. Jo. Žiūrėk, kokia šiausis pas jos, tu matai? Pastava. Kaip iš bežionės išlipęs, iš medžio.
Jokių, dar per anksti. Eik įsivelk į kudlas. O tai gal ieškoma Lietuvoje yra. Pažiūrėkit, kaip dirba. A, čia tai lygina, žurnalo lyginimas, ne? Tai va, tai šilta gerai. Šilta visą laiką, smagumas visą. Aha. Nesveika. Girdė, aš negalėčiau patikėti, jinai gali matoti. Matai? Žinai, kas? Ne, tai jis dar parodysiu. Dar čia tokie, tuo pačiu klube tokie, jis dar, tada nueisim iki bažnyčios. A čia mes Čia tokie praėjo, kur lietuviškai pasisakoma, tai dabar tai viena iš brolių žmona. Jie kuriems sveikatos statybos, tai vienas jau Lietuvoje pradėjo, tai jos vyras dar 10 000 eurų. Aš pro duris įeičiau dar. Šitas mėlynas namelis kainuoja 250 000 eurų. 250 000 eurų. Tai yra beveik milijonas netoli, ne? Tai žinok, su Violeta žiūrėjome čia. Ar esame muziejuje? Aš nemanau, kad čia būtų kas gali, nebent į viršų leidžia palikti, bet tai klaustukas. Ai, ką čia ką? Nu, prie bažnyčios neturi būti daug spalvų. Ir su mašina greit nepaliks. Tik nuėjau dabar po kalnus, prasidėjo lakstyk. Aš sušlapsiu baisiai. Kokie akmenys duomis pilietį? Oi, kaip tu moki viską. Kairėjim dabar, einam į tą dabar pirmą. Bet matai, kas pas mus dar dalyko? Ar jie nori priduoti tą elektrikam, nes negali į... Čia jau pagrindinį. O ten tas... Bet kodėl tokiam kaime tiek daug bažnyčių? Baterija baigėsi greitai. Čia kokie suolai kraštuose sėdėti, matai? Jo, čia ir per kitą išėjimą, tai ne į viršų, ten yra kaip konė. Faina. Bet jo aktyviai lankosi, nežinau, bažnyčiose.
Bet šis matai kitokia jinai, negu ta, kad buvo. Žolė yra, bet jinai yra ir dviejų rūšių jos yra. Yra smulkesnė žiedai, aš norėjau kurti. Eikit. Eik tik tai. Daug ko galvoja man čia rodyti, aš ne iš to kelsiu, ne iš ką darysiu. Pastatas gal Viduje čia ir pastatas koksai, va, čia yra jau tikras pas pirmas istorinis pastatėlis. kaip pilis atrodo, ne? Taip. Davai dabar aš tave nufilmuosiu. Taip daro. Bet būna vasara visada. O kieno čia tos kapinės? Čia nežinau, čia tų jau. Nu, kai čia šventorius, kaip pas mumis, supranti. Šventorius čia yra 1500. Tai tie visi... Tokį ne namą, o šikininką tokį. Aš ir nenoriu mokyti. Nemokamai Ten kokie matai rūmai. Gražiai išbarstus. Gal tau šalta namą? gynyba buvo, ne? Čia reiškia gynybinis fortas, ne? Suprantu, čia buvo gynyba, jie čia neįleisdavo. Kas tie ratai tokie čia? Žiūrėk, kas tie ratai čia tokie? Visi sėdintis laikyti. Klausyk, čia dar ai, čia įėjimas. Nu jo, o forto tai nereikia. Kaip tu žinai, gyveni, nežinai. Mojuoja? Ką? A jūs einat, tai jūs neinat, jūs ten sušalt norit visai, tai judėkit, taigi šalta bus. Eikit jau.
Kokie čia vaizdai prie jūros, pažiūrėkit, jeigu pamatysite. Čia patrankos stovėdavo, matai? Kaip? Jo. Nu, jisai galvoja, kad mes paskui jau pabėgsim, žinai. Vėl batareika baigėsi. Einam antrą aukštą. Nu, tai čia tokia kareivio aprangava buvo, matai. Čia skaityti reikia. Patalynė va sudėta, matai. Kosmetička čia daktaro, žiūrėk, visi tie dalykai. Kėtos. Pažiūrėk, su kokiam kulkom šaudydavo. Šratai, matai kokie. Ir nudėdavo su tokiais šratais. O ką tu galvoji? Kiaurai smegenys išlysdavo. Tu pažiūrėk, kiek arklių traukdavo. Patrankas, žiūrėk. Po 3, po 4 arklis. Turi skaityti. Jo. Žiūrėk, po patrankų kokie sėdiniai. Fum, toksai. Kur mūsų Aldona? Kaip tai vadint, Girdi? Aldona ar Aldutė? Aldona. Matai, dainuoja Aldona. Years was no exception. Because of its location and harbour, Kinsale was to play a pivotal role in some of the most important events of Irish history during this time. Hugh O'Neill, a direct descendant of ancient Irish High Kings and royally appointed Earl of Tyrone, was educated at the court of Queen Elizabeth, and he was the man that threatened the might of the English throne. O'Neill joined forces with Hugh O'Donnell, and together they fought a defensive war against the English, with considerable success. O'Neill's campaign successes were fought guerrilla style, under cover of fog. After the Irish victory in the Battle of Yellowknife, the struggle intensified, and when Lord Mountjoy arrived in Ireland with extra troops, it became clear to Hugh O'Neill that foreign help was now essential to his success. The Spanish saw Ireland as a fellow Catholic nation, strategically positioned beside Protestant England. The Spanish fleet, with 3 Bet kiek šis rankelėm viskas išdėliota, ką tu? Sali. Velnių bastionas čia vadina, žiūrėk, Devil's Bastion. Nu, velnių.
ten jūsų pliažas yra, net neįsim, kur matau smėliuką. Mano dukros, paklausykim pamokslo apie Čarlzo fortą. Čia gyveno būrys kareivių ir turėjo tik 2 bobas. Nusibodai. Tos bobos buvo atidirbamos su visais kareiviais. Taip, ponia čia. Ponios turėtų būti nutupėti visi kampai čia aplinkui, bet tu nevelnio čia, žiūriu, neveiki tam kinseilę. Viešpatie, čia viską žinočiau, einam prie to švytarį. Tu labai apie Lietuvą, aš apie Lietuvą nežinau kiek metų. Eik tu. Nu, bent jau reportą tai gerai žinojai. Mes jau darėme ekskursiją, po Lietuvą važiavom. Lietuvoje pilių... Žinau, kas šios fortas paklausiu. Aš paklausiu savo merės, nes turbūt nežinau. Žiūrėk, žiūrėk. Žuvai neaplamai iš karto. Saka, airiai nemokėdavo statyti? Plytelės, bet jos tiek nusidroštas nuo vėjo. Jo, plytelės užklijuotas, bet... Ar jos čia nušalo dabar, ar kaip? Šalo vėjas nudaužė vis tiek. Avo, apačioje tai plytelės yra spirėjusios. Tai kam tokį šulinius girdi daryti čia? Nu, kokius aukščius girdi? Kam ten plytelės priklijuot žiūrėti, tenai tą sieną? Girdi, įdomu, mums čia leistų butuką įsirengti, ne kokiam stogą užsidengtumėm savo. Nenorėtum? Nu, vainikę ant kaminuko užkeliam ir... Nu, taip. O čia, žiūrėk, matosi konkrečiai, kad čia jau ponų, žiūrėk, matai koks įėjimas, pažiūrėk, su kokiam romėnišku. Jau kažkas tai matosi. Governors house. Kas yra governors? Valdytojo namas. Jo, akurat. Tai. Nenorėtum, bet čia vaiduokliai vakarais viską ūžia, staugia. Bet pažiūrėk, kokie kanalai, kam jie tos kanalus tokius daro? Ir ten kažkur, žiūrėk, kažkokie praėjimai, gal čia kokie sklypai dar yra, girdi? Ko gero, čia yra Rusiai po to vietą dar kokia nors. Iš tų pačių akmenų, čia nuo uolos, nuo dugno ima ir deda.
Einam, čia mano fortas. Tavo fortas. Norisi įamžinti, ne? Čarlio fortas. Einam čia. Vyrai? Na, yra ir žioplių. Dar ir žioplas buvo iš viso. Priekit, filmuo, gerai, tegul eina. Darius iš vis žioplas buvo. Nei rankenos nemokėjus tvarkyti irgi. O čia mūsų vienuolynas, kuris atinka kalną netgi. Kur? Tavo čia tiesiai. Tiksliai matas. Ai, pinigus? Į darbą? O tai kur tau darbas palauk? O čia dabar tiesiai. Čia ten buvo, galima privažiuoti, ne? Čia ten galima net privažiuoti iš tikrųjų. Tik tai kaip išsisukti. Bet čia suk negalima, matai? Kaip čia pastatyti ir aš sėdėdau o tiltas, tai prasideda. Tai va, tenai perini tą tiltą pervažiuoja ir į kairę pusę. O čia pliažas. Mes matėm nuo forto pliažą. Toks siauras, neįdė. Purvinų smėlių. Ten kažkoks monumentas ant tai matai Čia patinka čia. Jo, šičia patinka. Aš jums atiduosiu, sakau, tą knygelę, bet jinai sunkiai man pačiai skaitėsi. Tai jis klausė, ką čia reiškia. Mane paaiškino. Ne, čia nereikia. Aš sakau, merė, kas jau pastatė, kelią. buvom Charles Fort'e, sakau, taip pašalė. Sakau, merė, kas pastatė Charles Fort'as, sako, nežinau. O čia yra rodiklės, pasižiūrėti rudos, kažkas čia tokia yra įdomaus. Čia pliašai eina, čia mes vaikštome. Kairiai pusė yra, va. O dešiniai. Kairiai, Castle Park, Marina Centre. Bet matai kaip jachtos nusileidusios, jis kaip potvinis ateina, jis pakyla. Būna, žinokit, kiek... Čia mūsų apleista. Parodė, kaip gyvena. Aha. Čia kurortas, Kinseilo kurorto pliažai, žinai. Kakulių primindyta, žiūrėk, pridėta. Koks pliažas, eik tu sau. Šakės, koks fainas pliažas. Einam ristis. O ten tas fortas, kur matėm, tai sakiau, kad fortas, o matai? Tai klausyk, tai kom čia prastas pliažas girdi? Čia smėlis geras ir viską. Su kopūstų jūros. Priaugis. Ir tas kopūstas galėtų augti mūsų akvariume. Kiek rokai, čia dar mūrinės yra tvirtovės gabalas. Ne, ten toliau yra.
Bet ir restauruoja, matai, kažką ruoštis daryti. O ten tą kelią išvažiuosim į kraštą. Gerai atrodo, pažiūrėkit, nu, pažiūrėkit, iš abiejų pusę apšaudydavo, nu. Ten yra, va kur namas pačiam gali, matai, ant pačio kyšulio yra. Ne, neįsim, dabar atgal eisim. Po biškį. Kad nepūtų, matai, viršūnės vada klijuoja va gražiai. Mama, nelipki moliai, mašiną neįleisiu. Mane vėjas neša. Tokia dilba nuneš vėjas. Teta Julė, kaip laikotės? Gerai, palaikyti. Čia Timo lėkuojas. Nu, tai langas toks žemas. Gerai. Niekas. Gerai, matas viskas. Laikyk, tik tas stoikė, o, ten bažnyčias. Labai gražiai atrodo ir prie vandens. Diena tai labai graži. Saulėta. Galuk iš šalikiukas į mane atrašiau pavyzdžiui. Tu, tau tik pirkti. Nu kažką norisi, iš Londono parsivežiau tokį, žinai, šiuduką. Tu žiūrėk, ką ekranas savo rodo. Ta, šis du gražias buvo. Kokius? Tos iš Londono, atsimeni? A, tos raudonos? Ne, čia taip šiaip. Kas tokios? Jo, su vėliava. Ai. Ne, dar tą, atsimeni tą karūnėlę tokį dar. Tam žilgė bažnyčia, gal išlipo? Tai gražiai. Ar tu gali... Ai, per tą mašinos Nu, langą neina, labai. eina. Atgal tu važiuoji? Mūsų buvo uždaryta bažnyčia. Iš krašto. Nedaryk, tai žiūrėsiu. Prie šviesos. Nu, į kur tas kalnas? Tau nebėra ką filmuoti čia, jum plauk. Bet paskui mes dar matysim, taip. Esu kažkokiam observatorijam viršui, metai. Ko slėpi nosį savo? Neslėpi. Jo, čia kalniukai gražus. Tokis palaipėt vietas. Ar kalbos tiesiai gerai? Man patiko tas, kad kuris rodė prieš 5000 metų. Jo, tai galėsi nuvažiuoti kada nors. Nes, suprantate, mes to nejaučiam, bet
Jo, bet kai pagalvoju, 5000 metų, tai vat šito nesuvokia, žinai. Nesuvokia. Kokie žmogeliukai buvo, kokie drabužiukai turėjo būti. Ir kokius akmenius vilkas statė. Tai yra... Rato nebuvo, bet rato nebuvo. Kaip atvilkti 10 tonų akmenį, nu? Kaip man banti primena. Nespėsi, Vida. Ten angalą išvažiuosim, bus gerai, tiesiai filmuok. Arba iš vis nefilmuok, šiek pavažiavim. Einam, a? Nu, apačia, pasižiūrėti arčiau. Nu, kokias tvoras, ką čia neperlipsi per tvorą? Nu, gal eisi pasiklausi kokios policijos? Čia gražus skardis turėtų būti. Nu, pasivaikščiokit tada, prasivedinkit. Bet tikrai galėtumėte ateiti, labai fainai. Ateikit čia. Ateik, čia kokia kaip faina čia. Pažiūrėk, kas čia daros, čia kaip laivai galėdavo sudužti. Jauti. Neperpus vėjas. Ateik, čia kietas pagrindas, čia gerai. Blemba faina. Kokios uolos, kokios spalvos, pažiūrėk. Aišku? Ateik. Tu arčiau pasižiūrėk, nebijok. Bet jis žinai, kaip čia per audrą turi būti, kaip čia turi per audras duotis, čia vanduo skardžiai plaktis. Bijai? Bijai? Be reikalo? Kodėl? Einam pakrantę, paseisim. Aldona. Einam, čia. Takiukas yra. Ir vis nori nulysti galą, žiūrėk, mama, žiūrėk. Davai. Nu, dar arčiau, dar. Dar žingsnelį ir aš būsiu vienintelis paveldėtojas. Atsiklauk, prišliaužkit. Mama, dar žingsniukas ir aš būsiu vienintelis paveldėtojas, davai. Einam ten va bus gražiai, va, ant to apatinė.
right. Mizenhedas. Uždusai, mažai sportuoji. Kas užtenka? Vandėjas traukiu. Uždėk kapišoną. Ant ausų. O, matai, kas apačioje yra? Važiuok, kokie suolas muš, kaip vanduo mušasi čia. Ir kas? Žiūrėk, koks tiltas. Tai jau ne. Čia švyturys stovėjo toje vietoje, matai, čia apskritimas tas, va. Matai, paliktas šis apskritimas. Ir čia va nupieštas švyturys koks buvo. Lighthouse. Matai, koks buvo švyturys, pažiūrėk, variklių skyrius, viskas. Miegamasis, miegamieji, viskas, matai. Nu, neišlaikė, senas buvo, matyti, ar atsistovėjo. Bet ir turėklai kokie šilti. No. Čia tetis yra Mizenhede. Aldutė. Aldutė, einam. Einam, einam, einam. Ką ten braunės girdytų? Neleidžia eit, matai, tenai tik sezoniniai čia. Čia koks mėlis, vanduo fainas. Nu, tiltukas pažiūrėkusi, mane atliplok. Reikia Čia tave. turistams, matai, kitą pusę pereiti, ten visą galvą, ten Na. takas yra. Ką dar žinau? Nieko nežinau. Ticket, please. Ticket, sorry, Aha. koks tiltas? Plaktuką nepasipaskiniau, žiūrėti. Lip? Duok man kamerą, aš lipsiu ten. Čia vairuotojas vienintelis mūsų. Jo. Ai, amaja. Oi, mama mia. Oh my goodness.
kaip na skardžiai įdomu žiūrėti. Va. Bet pažiūrėk, koks ten tas išleidimai kokie įdomus. Nes į každą įlieks. Va, matai, kokį ten molą. Bežionė. I'm believing in God now. Davai lipam į viršūnę, merkas. Nu kiek čia liko, žiūrėk, va. Tai tu lip. Lipam kartą. Aš iš paskos. Einam, aš nebegaliu žiūrėti jau. Tai kad kol išjungsi pasibaigė, daug važiuos. Krūmai. Išlenda bartelį, matysi, normaliai laikyk. Krūmai nebuvo, jinai išjungi tam momentu. Kai krūmai atsiranda, jinai įjungi. Jau yra zakalpuotas. Nu, va, taip pat. Zomarė. Langą tai. Stojkis nefilmuok. Filmuok iš šono. Bet man tas tarpeklis, tai gilumas jo, tai nesvietiškas. Ramelė pačiai žiūrėtis. Toks tarpeklis. Kaip iš ten įsikapstyti, nu? Oi, pažiūrėjau man.
pažiūrėk, gal priekį, matai? Matau. Jau... Kaip jie tas avis čia gauna? Bet urviukai kokie, žiūrėk, užkelti.